kine. Šį vakarą prisiminsime filmą, kuris ne vienam matyt sukels nostalgiškus prisiminimus. Tai muzikinė pasaka Geltonų plytų kelias. Režisieriaus Aido Giniočio Keistuolių teatre pastatytas spektaklis Smaragdo miesto burtininkas televizijos režisierės Astos Einikytės dėka buvo ekranizuotas 1993-aisiais. Taigi, kviečiame susitikti su žavios pasakos kūrėjais ir drauge keliauti į Smaragdo miestą. Dabar, kai aš prisimenu, man tiesiog viskas buvo labai greitai, labai gražiai, labai pasiaukojančiai. Mes kažkaip labai norėjom dirbti savo darbą ir man tai geriausi kažkokie laikai, to vadinasi tikėjimo ir aukojimosi savo darbą prasme. Ten už girių toli aš girdėjau kadais. Gal aš iš pradžių neįsivaizdavau, kad tai yra taip sunku, nes kai reikėdavo kartoti 10 kartų tą pačią sceną, tai jau patikėkit vaikui, tai reikia turėti daug kantrybės. Nusibodo, man viskas nusibodo. Mes kuo puikiausiai bendravom ir už kadro, ir kadre. Ten kažkokio didelio tokio prisijaukinimo proceso net nereikėjo, nes Ieva jau mus mylėjo kaip keistuolius, jau žinojo. Ir jai, manau, tikrai buvo tas tuo metu didelis džiaugsmas, kurio galbūt tik paskui įvertino, kad galėjo iš arti susidurti ir kartu padaryti tokią pasaką, taip sakykime. Padaryk šitai. Reikia proto šiaudiniai kaliausiai. Vis dėlto tai stebuklinė pasaka. O tais laikais, kaip sakyti, tuos daryti stebuklus ekrane vis dėlto buvo labai sudėtinga. Tuo metu turbūt atrodė, kad sunkus procesas ar dar ką, bet dabar prisiminimuose tai nieko gyvenime gražiau ir nebuvo. Mielas draugė ranka, kartu smagiau keliauti, kartu kliūtis įveiksim, kol kelias pasibaigs. Šitas darbas yra mano vizitinė kortelė, atskaitos taškas, nuo ko aš, tarkim, televizijos režisierės profesija, aš tikrai visada sakau, kad jeigu reikia prisistatyti, aš sakau, kad tai yra Geltonų plytų kelias. Geltonų plytų kelias, kiekvienam nutiesta, į svajonių miestą, kur smaragdai žėri. Kam kilo idėja ekranizuoti? Kažkaip tai jau buvo tokia tradicija, buvo tokie geri laikai, kai Lietuvos televizija skirdavo daug dėmesio vaikams. Ten plūsdavo begalės laiškų ir taip atsirado kita idėja Geltonų plytų kelias. Ir mes jau praktiškai buvom tikri, mes žinojom, kai mes pastatėm pavasarį spektaklį, mes jau kažkaip tada įsivaizdavom, kad tai yra labai natūralu, kad mes jau po to filmuosim filmą. Tik dar nežinojom, kiek tai mums kainuos ir kaip mes čia įsisuksim. Kai Aidas pasiūlė, aš supratau, kad taip, sakau, būtinai reikia keistuoliam daryti žinoma filmukus. Sako, tai tu gal ir gali padaryti. Ir tada aš toks stop, pati pasiūliau ant savo galvos. Ir jau tada, kai ta antis buvo paleista, reikėjo pagriebti ją už. Ir aš tikrai labai su pilna širdim, su atsidavimu galvoju, taip iš tikrųjų mes galim tą padaryti. Tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti. Šitame filme vaidina visi keistuoliai ir maža mergaitė Doroti. Kaip vyko mergaitės atranka šiam vaidmeniui? Čia vėlgi, mes kai paskelbėm atranką, kad ieško mergaitės, užsirašė, aš nežinau, gal 500 tų mergaičių. Nes mes paskelbėm, kad ieškom komunikabilios, linksmos, smagios mergaitės. Ir mes neteisingai suformulavom, nes atėjo mamos, tiksliau atvedė mergaitės, kurios nieko nemoka, labai nedrąsios, bet mamos yra. Praktiškai mamas galėjo imti filmuoti Geltonų plytų kelią Doročio vaidmenį, o ta mergaitė kampė stovi susigūžusi. Ir surasti tokią, kuri ir dainuotų, ir būtų laisva, ir būtų įdomi. Sudėtinga buvo iš tikrųjų. Paskui mes atsirinkom kokias 6 mergaitės ir dar kartą darėm atranką, dar kartą bandėm. O kodėl man reikia, pavyzdžiui, būti už ją, už tą Dorotį? O kodėl aš čia sakau, turėčiau dabar vaidinti tą Dorotį? Ką aš žinau, pažiūrėsim ar vaidinsiu. Ir aš tik tais jau paskui grįždama namo suvokiau, kad
dar neaišku, kad ar aš čia vaidinsiu ar nevaidinsiu. Ir aš prisimenu, atėjo ta diena, kada man turėjo paskambinti iš televizijos ir pasakyti, aš ten atrinkta ar neatrinkta. Tai man, nu realiai, aš tik tais jau post factum suvokiu, kad iš tikrųjų kas įvyko, kur aš buvau, kodėl aš ten ėjau, kodėl aš ten su jais visais bendravau, nes aš jau galvojau, kad viskas, nu čia taip ir bus. Nu, žodžiu, esmė tame, kad aš ten prieš tą skambutį tai labai giliai verkiau. Sakau, mama, o jeigu manęs netrinks, kas tada bus? Nu, nieko, vaikeli, nu ir nieko, nu jeigu ir netrinks, nieko tokio. Ir ta mama kažkaip nusiteikus taip, kad, nu, gal ir netrinks, nes ten kitų dar 40 mergaičių. Nu, kaip čia dabar gali pasisekti, nu? Bet va, pasisekė. Tai žodžiu, mes taip pasiginčyje, nu, ir priėjome vieningos nuomonės ir išrinkom Ievą Kurytę, kuris sėkmingai iš tikrųjų pasirodė, kad pasirinkimas yra teisingas. Ieva. Ieva, žinok, labai gražus vardas. Ar tu žinai tą? Žinai, kad gražus vardas? A kur eini? Pas jūs. Kiek tuo metu buvo Ievai metų, kurie vaidino Dorotę? Man atrodo, kad Ievai buvo 7. Ieva ėjo į 2 klasę, bet jinai tikrai pasakys, gal tiksliau, aš dabar taip tiksliai neatsimenu. Tikrai labai gerai prisimenu. Man buvo 8 metai. Šiaip, kai mes rinkom mergaitės, mes ieškojom jaunesnės mergaitės, nes mums taip norėjosi pagal brandumą kažkur 5-6 metų amžiaus. Bet Ieva, jinai, būdama vyresnė, atrodė pakankamai mažukė, jaunukė, dėl to vat, jinai tiko tam. Pradėjom nuo to, kad kybom į dainavimą, Ievai reikėjo išmokti daineles, o ji buvo vaikas visai nelavintas ir tarsi atrodė, kad neturi klausos. Ir buvo labai sunku pabandyti ją kažkaip bent jau į natą įstatyti teisingą. Aš pats ją bandžiau mokyti ir jinai nuo pianino, nuo gitaros nepagaudavo tono, kol aš neparodžiau jai falcetų, kaip tai turėtų būti. Ir vat, po kokių 2 dienų darbo, kai aš jai parodžiau natą labai aukštai falcetu, jinai pirmas iki pataikė į toną. Nuo to pradėjom kažkaip rutuliuoti ir jau po 2 savaičių studijų įrašėm visas dainas su Ieva. Paukščių nei gėlių ant pilko lauko, bet man vis tiek brangiausi namai. Prie laužo befilmuojant, kol statė kamerą, statė kadrą, jinai užmygo. Jinai užmygo, pasirėmusi Robertą į liūtą ir miegojo. Mes ten tvarkėmės. Ir vienu metu ją pabudino, kad jau to reikės daryti dublį. Jis tik pabudo, atsikėlė be jokios fonogramos ir pradėjo dainuoti už girių, už kalnų. Tik pabudo vaikas iš kalnų, už girių. Niekas jos nenutraukė, visi kažkaip iš kažkokios pagarbos, turbūt taip, palaukėm, kol jinai padainavo visą tą posmelį, tada aš esu gerai, jie būtų, o dabar su muzika pabandys. Vaikas tais laikais ir labai imli, labai organiška, labai bendraujant, labai greit viską pagaudavo. Jeigu matėt, sakykime, pradedant nuo to, kaip jinai atrankoje dainavo ir kaip jinai po to dainavo visas tas dainas. Skaitykit, bet tai buvo per ganėtinai trumpą laiką padaryta. Vaikas uždainavo, skaityk, va taip tiesiog akise. Ir niekam savo svajonių išsakyti negaliu. Per vaidmenis jūs pats paskirstėt spektaklyje, ar aktoriai jau žinojo, kuris kuo norėtų būti? Kad kažkaip labai ir skirstyti nereikėjo. Tiesiog pačių aktorių ir norai, ir tipažai, sakyčiau, buvo taip aiškus, kad jau kas liūtas. Nu, Robertas, aišku, didžiausias iš mūsų, baisiausias. Kaliausia, Andrius iškart norėjo Kaliausia, o Darius jis toks pas mus, kadangi jis yra tas dvasingiausias, lyriškiausias, tai Medkirtys. O kas liko man?
Tyliau vaikeli, vis tik galvoja, kad atsėtų didysis baisus būtininkas. O iš tiesų, paprastas žmogus. Aš visada norėjau vaidinti raganas. Ir visą vaikystę, kai mes kaime statydavom spektaklius, aš visada pasirinkdavau raganą. Man neįdomu buvo tos fėjos ir neįdomu būtent tos geros mergaitės, niekada nenorėjau vaidinti princesių priešingai negu visos pažįstamos draugės ar pusseserės. Nekenčiu aš tik žmonių, tų dvikojų padarų ir dvikojų padariukų, besišypsančių vaikiukų. Ragana, kurią įkūnijo Ilona Balsytė, Buvo labai baisi. Taip ir priėmiau kaip raganą. Aš prisimenu, ten stovėjau už kadro tuo metu ir žiūrėjau tą visą filmavimą. Tai jinai būdavo ir prieina, ir pašneka, ir jai taip, aišku, jinai taip įsijautusi į tą visą vaidmenį, kad jinai ir šneka, su tam jau už kadro, jau šneka taip kaip ragana. O man tai baisu, tie nagai tokie, va. Nenori gerojų, bus ne taip! Burtininkės gingiamos kojos visada buvo didelės. Bet su amžium matyt kažkaip kitaip. Fėjos vaidmuo man toks mielesnis širdžiai. Ir dabar, jeigu man sakytų, ką rinktis, dabar norėčiau vaidinti fėją. Nori tu iš tikro pasiekti svajonę savo, geltonas kelias veda, keliauti ir nugalėti. Duok mielas draugė ranką, kartu smagiau keliauti, kartu kliūtis įveiksim, kol kelias pasibaigs. Galiausia ne iš kelmo spyrė, ji padaryta iš gerų daiktų. Puikiausios kelnės švarkas kaip nulietas, ar tu matai, kiek daug sagų? Man visas filmavimas buvo pakankamai sudėtingas, nes aš dabar, kai žiūriu šitą filmą, žinau, kad man pradėjo skaudėti nugarą. Nes aš turėjau labai problemų su stuburu, kaip tik tuo metu. Ir pavyzdžiui, aš dabar žiūriu, aš iš viso nelabai įsivaizduoju, kaip man pavyko suvaidinti. Nes aš, pavyzdžiui, pamenu vieną dalyką, aš negalėdavau sėdėti, negalėdavau nieko, pavyzdžiui, būdavo pertrauka, visi susėsdavo, o aš vaikščiodavau, nes aš žinodavau, jeigu aš atsisėsiu, man reikės 15 minučių atsikelt. Ir aš dabar, kai žiūriu visas tas scenas, kur aš ant užpakalio šokinėjau, kur mane doroti tenai, o ten Kaliausias daina, man pradeda dabar fiziškai skaudėti, nes aš kaip prisimenu, kiek man tai kainavo tada. Tai patikėkit, man tai buvo tikrai ne scenų sudėtingumas, taip sakant, ir ne aktoriniai dalykai. Reikia proto šiaudiniai Kaliausiai, truputį smegenų. ar kažkam iš aktorių prigijo šitie vaidmenys, ar vėliau teko gyventi su šitų vaidmenų ženklu? Aš manau, kad labiausiai turbūt prigijo Andriui Kaniavai. Kaliausiai jam buvo kažkoks, kaip nekeista, etapinis vaidmuo, nuo ko jis labai kaip artistas atsidarė iš tikrųjų. Aš manau, čia yra miškinė baidyklė. Tik nesuprantu, ką jinai čia saugo. Mes teatre vaidiname be ryškaus grimo, toks koks esi. Ten reikėdavo tą aliuminio, tą pudrą, aš net nežinau, kiek ten jos ten buvo sunaudota, grimuoti, ir bėda ta, kad oda vis įgeria į, matom labai tokį blizgantį, įgeria į save visą tą, reiškia, grimą. Ir karts nuo karto tenka vis dar dagrimuoti. Ir kai būdavo filmuojamos naktinės scenos, bet tai mes filmavom realiam laike. Vakaras, tai saulė leidžiasi, rytas saulė teka. Ir miego yra gal kokios ten 3-4 valandos, tai ir eini miegot pasitiesęs rankšluostėlį ant pagalvės su tuo grimu, kad ryte nereikėtų tiek daug tept. Aišku, bakembardus jau nuimdavau, bet toks, tas jau mano, reiškia, mano personažo Medkirčio, tas toks sunkumas. Ir aišku, buvo karštis didelis ir tas grimas taipogi, jisai tekėdavo ir į akis, ir graužimas, ir taip toliau, tokie momentai. Filme yra scena, tai yra, mes matom, krioklio scena, kuris plaukęs plaustu ir atrodo, lyg ten skęstot, ar iš tiesų skendot? Galiu atsakyti, dalis tiesos yra, nes nebuvo mūsų visų personažų paimtas bendras svoris ir nebuvo apskaičiuota. Ir kai dekoratoriai darė plaustą iš padangų,
Taip vizualiai atrodė, kad jis turėtų išlaikyti, bet sulipus, o jau filmuoti reikėjo, sulipus, paaiškėjo, kad tas plaustas panyra po vandeniu ir mes visi taip, santykinai iki pusės esam vandenį, ten nėra gilu, bet tas plaustas vis tiek plaukė. Ten tikrai realaus kaip po tokio pavojos nebuvo, štai mūsų išsitiesinės visas kolektyvas puikiai. Pasirodo, kaniava šiaudinė galiausiai daugiausiai svėrė, nes jis kai iškrito, matom, kad viskas palengvėja, ne medkirtys čia kaltas. Vyrai užlipę ant plausto, plius yra karšta. Ypač Robertas, kuris mėgdavo dar, kai sako, kai aš einu per Beždžionių tiltą, tai aš, jeigu tu eini įsikibęs ir bijai, tai aš dar pakratysiu, kad baisiau būtų. Tai Robertas ant plausto užlipęs, žinoma, kad ir palinguoja, kad vėjas. Jie stovėk, ne, vėjas pučia, mes čia plaukia. Žodžiu, aktoriai apvaidino, Ievai atrodo, kad iš tikrųjų, mes skęstam. Asta, Ieva, iš tikrųjų, jinai sako, kaip man į tave kreiptis, sako, vadink vardu. Tai jinai, Asta, režisierė, teta, darykit ką nors, viską, ką žinau, kad tik tai, žodžiu. Tai smagių momentų buvo. Kada filmuojamas buvo Krioklys, tai prisimenu tokį atvejį, kad skendau. Bet niekas net nematė tuo metu, nes mes stovim ant to plausto, žodžiu. Ir tuo metu dar net nepradėjo filmuoti, bet, sako, sustokit čia maždaug, pasižiūrėkit kokią poziciją, kaip ten ką. Ir aš taip kažkaip atsistoju ir visi staiga tuo metu nusisuko, pradeda kažką šnekėti, o ten man jau gilu. Žmonės stovi jiems ten iki čia kažkur tai ar dar. O man jau viskas, jau man nosis. Ir aš nežinau, jeigu neaidas, tai turbūt būčiau taip ir priburbuliavus, nes jisai taip tiesiog paėmė, užčiupros ir ištraukė mane, pamatęs netikėtai. Atrodo, kad jūs iš tiesų ten skendot, ar taip ir buvo? Čia specialūs efektai, televizijos viską padarė, iš tikrųjų nebuvo taip jau dramatiška viskas. Aišku, matot, jeigu gerai pasižiūrėsit, mano perukas, ten jau į apačią visai nebesusigarbanojęs, tai reiškia, kad jau kelintas filmavimas ir kelintas kritimas į vandenį ir jau išsileido tie plaukai. Šokinėjau į upelį, kažką šalta buvo baisiai, bet ar tai sudėtinga, kad kažkaip tikrai buvo labai gera, tokia geranoriška, darbinga nuotaika ir ten iššokti į upelį ir pasėdėti tam lediniam vandenį pusvalanduką atrodė toks savotiškas malonus žygdarbis filmo vardan. Aš tai galiu pasakyti, kad visi filmavimai buvo tai iš tikrųjų pakankamai ekstremaliom sąlygom, todėl kad šita vasara, kai mes filmavom, buvo tokia pati kaip ši vasara, kur buvo 35, net 6 ir 8 laipsniai karščio. Tai visos scenos, kurios vyksta upėje, su plaustais buvo atgaiva kūnų ir sielai, kadangi Ieva yra su nailoninė suknele. Aktoriai visi su grimais, su perukais, su didžiausiais karštai, jie prakaituoja, ten mes valydavom tą prakaitą ir bet kuri scena, kuri būdavo Ieva ir sakydavo, ar bus šiandien filmavimas upėje, bus, puiku. Todėl čia visi labai gyvi, labai energingi, netgi vaidina, ko nereikia vaidinti, pervaidina ir taip toliau. Žodžiu, laimė, džiaugsmas, kad yra vanduo. Žinot, tada aš pasakysiu, buvo siaubingai karšta vasara, aš pamenu. Mes, pavyzdžiui, Druskininkuose nueidavom į mišką, ten iš viso stovėdavo tokia tvankuma, kaip tropikuose, neįmanoma buvo kuo kvėpuoti. Fiziškai tikrai buvo labai sunku įfilmuoti, būtent vasaros, kadangi vasara buvo didžioji dalis jo nufilmuota. Mes labai norėjom, kad viskas būtų gerai, nes buvom jauni, entuziastingi ir kaip sako, ir daug ko nežinojome. Kai filmavo furgonėlį prerijose, tai tada buvo, prisimenu, labai karšta diena. Su ta suknelė, tai ten reikėjo dar tikrai ištverti ir, nežinau, žinokit, reikėjo nusiristi nuo kalniuko 4 ir dainuoti ten, žodžiu, kad man nusibodo, man viskas nusibodo, o dar ten pastato tą tokią lentą, kuri spigina į akis, žodžiu. Tai man, jau aš nežinau, žinokit, aš taip pratrukau, kad ten tikriausiai jau ir visiems aktoriam reikėjo gerai kantrybės su manim. Nes aš sakiau, aš nesifilmuosiu. Sako, bet norėsim. Sako, mes norėsim ir tu filmuosies. Ir viskas, ir padarysi.
Ar keistuolio aktoriai improvizuodavo? Aš įsivaizduoju, pakankamai sudėtinga režisieriui turėtų būti dirbti su aktoriais, kurie šiaip yra laisvi scenoje ir daug. Tai ačiū Ievai, kuri juos pastatydavo į vietą. Taip, jie improvizuodavo labai daug, ypač Robertas Aleksaitis, kuris buvo Keistuolių teatro humoristas, jie su programa važinėjo ten Brisaus galas, jie ten tokie žinomi ir laisvi. Ir Ievutė sakė, stop, pati Ieva kalba, sakykime, tekstą, liūtė, jis turi kažką atsakyti, jis atsako ne pagal scenarijų, Ieva sako, stop, Robertai, nu tai kad tu šneki ne pagal scenarijų. Ir aš sakau, bravo, bravo, man net nereikia režisuoti, sakau, girdėjai vaiko lūpami šneka tiesą. Sakau, taip, prašau, Robertai, iš naujo pagal scenarijų. Nedrįsklėsti mano draugų! Dovanokit, bet aš juk nieko jiem nepadariau. Tačiau norėjai padaryti. Kaip tau negėda skriausti už save silpnesnius? Tu tiesiog bailys. O iš kur jūs sužinojot, kad aš bailys? Jums kas nors pasakė? Ne, pati matau. Buvo labai bėdni laikai, baisiai bėdni, čia nepalygint su to, ką dabar jau galima sau leisti. Ar keista, dabar neleidžiam to, ką leisdavom savo labai bėdnais laikais. Aidas apsikarstęs tom lemputėm. Iš tikrųjų, tai nežinau, kaip aš ir Aidus sakiau, ir kažkas po to peržiūrėjo, kai žiūrėjo, reiškia, televizijos darbuotojai sakė, kas jums leido? Ant Aido galvos buvo tos lemputės uždėta 2,20 su atvirais laidais. Ten bet koks mygtelėjimas jis būtų sprogęs su visa galva. Kai mes filmavom ir darėm, buvo juokinga, o kaip smagiai mes čia sugalvojom, o iš tikrųjų net nepagalvojau, kad tai yra pavojinga gyvybei. Net minties tokios nebuvom. Juokinga, gražu kadrui, bet Aidui vyniodavo tas lemputės apšvietėjas, ten kažkokį tai mygt, nes jos turi degti visada, o sujungdavo su dviem tokiais kabeliukais, laidukais, kurie, sakau, bet kokiu atveju, bet kas, nežinau, užmintų kas nors, lašiukas, vandens, viskas, sprogtų visą galvą. Bet mums svarbu, kad buvo gražu, kad buvo įspūdis. Nelitek mergaitė, didį kaip atmokau. Nepatinka, jūs tik padarykit, kaip tai gražu. Avantiūrizmo buvo be galo daug. Bet tai yra gerasis avantiūrizmas, kurio ir dabar pa žmonės yra. Matosi, tie jauni teatrai ir dar kas, jie pilni to avantiūrizmo. Tam amžiui būna, darai viskas įmanoma. Nu, kai darai, tai išeina. Tu išmokai tikrą draugą mylėti. Su tokiu entuziazmu visi dirbo ir su tokiu užsidegimu, kad mes kuriam kažką tokio, ko Lietuva dar nematė, Lietuvos televizijos žiūrovai dar net nesapnavo. Ir va tas noras, tas tikėjimas, nežinau, neskaičiom nei darbo valandų, nieko, tai buvo fantastiška. Nežinau, ar dar bekuriami taip filmai. Aš jūs labai mylėjau ir labai stengiausi jums padėti, mano mėly bičiuliai. Mums keistuoliams tai buvo šalia visų tokių trumpų pasakojimų, pasakų, buvo pirmas toks ištiso siužeto, vadinkim, pilnametražis filmas. Jame iš tikrųjų gal svarbiausia, kad užsikodavo kažkokią meilę tam, ką darome ir tikėjimas to, ką darome. Ir tai matyt persidavė vaikams, nors vietomis tos priemonės mūsų yra tokios skurdžios ir paprastos, kad labai keista, kad netgi šiandien šiuolaikiniai vaikai, žinau, žiūri tą filmą ir jiems tai yra įdomu. Sveika, sugrę.